Labas vakaras, mylimieji Evangelijos be cenzūros žiūrovai. Labas, Rolandai. Sveikas, Arvydas, sveiki, brangieji. Ir sveikinu su visais tie, kurie žiūrės galbūt jau ir po švenčių, bet mes šį šventinį laikotarpį su Rolandu persikėlėm iš savo studijos į Klėtį. Tiesiog pabandėm pajausti tą jausmą, nes Išjausti. žinome, kad Kristus irgi gimė maždaug analogiškom Sąlygom. sąlygom, jo, ir tai buvo tvartelis ir gimė tarp gyvulių. Tarp gyvulių. Mes esame tarp žmonių, Tarp žmonių. ir šiltas oras iš pirtelės dvelkia tiesiog. Norim užduoti ir jums tokį klausimą, ar verta švęsti bet kokią šventę. Galbūt reikia viską pamiršti, nes mes kai kurie lekiam ir bėgam ir kartais jau nebe atskiriam šventinio laikotarpio nuo privaloma, neprivaloma. Kodėl, Rolandai, taip sakau? Nes pasirodo, pasižiūrėjau, metų bėgyje yra valstybinių 12 švenčių, yra tautinių religinių 16 švenčių, bažnytinių 27 šventės ir privalomos mūsų, vis laik sakom, Rolandai, vyresniem broliam katalikam, 9 privalomos, kurias jie turi švęsti. Mes, būdami Rolandai, kartais prabėgam. Švenčių valstybė esame. Tai jeigu taip sudėjus į mėnesį po 1-3 šventės mes turime švęsti. Ir kažkas pasakys, kad puiku, reikia švęsti. Bet ar dažnai mes suvokiam, ką mes švenčiame? Kodėl švenčiame? Kodėl mes švenčiame? Nes aš va taip jau turėdamas, jaunas aš esu, bet daug metų švęsdamas, aš kartais galvoju, Rolandai, šitą šventę, adventinis laikotarpis kartais jau supanašėja į maksimą kvadratų. Ir galbūt jaunesni, jie neatskiria to šventės. Ir šiandien ta tema tokia, norėjau su tavim ir su mūsų žiūrovais aptarti, ar ta šventė, jinai kažkaip mus priartina prie Dievo, ar jinai nutolina, ar jinai mums padeda susivokti, nes iš tikrųjų adventas tai yra toks laikotarpis, kada žmonės susimasto, pasižiūri į save, ką jie padarė, ko jie nepadarė, ką dar reikėtų atlikti, ir paminėjau, kad yra privalomos netgi šventės bažnytinės, tai žmonės susiruošia į tą gruodžio mėnesį laikotarpį nueiti, atlikti, padaryti kažką tai, apsivalyti. Ar reikalinga ta šventė? Kaip tu manai, ar mes ją nesuniveliuojam? Jo, tu labai čia taip ir plačiai, ir giliai bandai į tą klausimą taip išplėsti, traukti, bet aš galvoju, žinai, esu visada tos minties, kad esmė yra, kokią prasmę tu į tai įdedi. Ir čia turbūt ir yra arba prasmė, arba motyvas, žinai, dėl ko tu taip darai, ką tu nori tuom pasiekti. Aš esu už šventės, nes tai yra tikrai gražu, tai prasmina, tai netgi jungia, tai suteikia tam tikrą nuotaiką. Tai šitoje vietoje, sakyčiau, per tą prizmę reikėtų žiūrėti. Bet jeigu tu darai ir šventi dėl to, kad tau reikia dėl to kažką padaryti ir tu tuo kažką atliksi ir kažkokią pareigą ir tą, aš manau, kad jinai tos prasmės, sakykime, nelabai išpildo. Nors prisiminiau Pauliaus žodžius, sako, jums viskas valia, bet ne viskas naudinga. Tai dėl to, manau, reikėtų šitą įsivertinti. Matai, bet gali būti taip, kad žmonės, turėdami netgi tą kanoną 9 privalomų švenčių, kurių mes su tavim nešvenčiame, taip mums... Gal taip uoliai, arba taip... Taip uoliai, arba tai yra 2-3 mes metai. Mes tiesiogiai vis tiek švenčiam. Jeigu tai yra išeiginės dienos, mes... Bet jeigu tai yra kaip ideologinė tokia, ir žmonės tada eina ir galbūt tada iš tikrųjų tą šventę tu turi suvokti, iš kur jinai kildinama. Tarkim, visi žino tą puikiausią istoriją ir kur Jėzus gimė, panašiai mes randamės
tokiam pačiam, galbūt tarsi autentiškam. Ir kada tu skaitai, atrodo, tai buvo labai senai, o galbūt tai yra tik tai vaikams. Ir kaip va tą šventę ją, tie, kurie galbūt nekarto nesusidūrė ir galbūt mūsų šiandien stebi žmonės, kurie mūsų mato ir sako, tokie dideli ir jie šneka, vėlgi kaip ir visi. Kas priverčia mūsų patikėti, jeigu mes patikėjome, kad tai buvo gimimas, jis buvo to istoriniai teritorijai, tam laike, gimė gelbėtojas, bet kur tada nuorodos, kaip iš tikrųjų, juk daug istorijų yra. Žmonės kartais tas gražus maksiminis apvalkalas, 3 karaliai, tie visi dalykai, jie likti taip, tokia kaip bižuterija uždėta, o iš tikrųjų tai savotiškai gaunasi netgi kaip pasakos motyvai, tokia pasakėlė ir jinai dažnai tokį praranda aktualumą ir didingumą, sakyčiau, nes nueina į tokį vaikų formato lygį. Vaikams tokie, ten su kupranugariais, ten 3 išminčiai atjojo ir taip, ten kažkaip pasveikino, pagarbino. Bet jeigu mes iš tiesų pamatytume plačiau tą vaizdą ir matytume, kad jau Senajam testamente ir Izaijas pranašavo, kad karaliai išminčiai ateis ant daugelių kupranugarių ir psalmės yra parašyta iš rytų ateis, pagarbins tave. Ir jeigu žiūrėti, aš esu atsivertęs vis tiek, kad mes trumpai pasižiūrėtume į raštą ir galvoju dabar Mato, jo Evangelija pagal Matą. Ir mes skaitome, kad sako, Jėzui gimus Judėjos Betlėjuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliauja Jeruzalė išminčiai iš rytų ir klausinėjo, kur yra gimęs žydų karalius. Ir kaip nebūtų įdomu ir kontroversiška, iš rytų atėjo ne Izraelio tautos, bet būtent iš, sakoma, pagonių ar ne tautos. Ir jie sugebėjo atpažinti šitus ženklus danguje. Jie sugebėjo, reiškia, turėjo suvokimą ir jie atkeliavo. Tai jeigu kas mus klauso, kad nebūtų tai viskas užpudruota, tai jeigu tie išminčiai skaitė dangaus ženklus, tai šiuolaikinė kalba, aš suprantu, tai yra kas dangaus kūnus tyrinėja. Tai yra kaip juos kartais astrologai, astronomai, žiniuoniai. Ir čia nieko tokio nešvankaus nebuvo. Kažkodėl tai šitiem žmonėms teko tą dalis atrasti ir nueiti. Reiškia, čia kažkokie junginys yra tarp to vadinamo išrinktos tautos. Tu supranti, reikia pamatyti daugiau, plačiau tą kontekstą. Jie ne su lėktuvu atskrido, ne su mašinom, ne autobusais, ne traukiniais. Jie kupranugariais keliavo. Tai reiškia, buvo atstumas, buvo užimamas laikas ir jie dėjo pastangas. Tai reiškia, jie ne šiaip savo keliavo, kad, užeisim. Kaip sakoma, jau pro šalį, užeisiu. Taip nebuvo. Ir žiūrėk, jie įžengė į namus, sako, rado kūdikį su motina Marija ir parpuolė ant žemės jį pagarbino. Karaliai, išminčiai, 3 ar ne, ten su visa svita, reikia įsivaizduoti, kad tai nebuvo 3 kupranugariukai ir atkeliavo 3 bičiukai, pro šalį. Tai tuo metu tai buvo kolonos lydimas, tai yra apsauga ir tarnai ir visa kita, tai yra visa kolona. Ir visas miestas sujudo, net iki karaliaus nuėjo žinia, kad ten kažkas vyksta, tuo metu karaliavo Erodas, ar ne? Ir sako, ir negana to, jie jo nematė, tik tai atpažinę danguje ir atradė, jie jį pagarbino. Tai vėl, pagarbino, sveikas, nesveikas, ten buvo tam tikrai, išraiška, nusižeminimo. Ir sako, jie atidarė savo brangenybių dėžes ir davė jam dovanų aukso, smilkalų ir miros. Tai nenumetė auksinį pinigėlį, jie davė aukso. Tai įsivaizduoju, karalius neatėjo su viena, moneta arba auksinė grandinėlė arba ten to, medaliono. Man tai įdomiausia, Ronaldai, šitoje istorijoje, kad nėra išplėsta arba prašyta, kas tie karaliai, nes aš manau, kad taip šiuolaikiniam žmogui, jeigu tai būtų praplėsta ir labiau... Tai, sakykime, premjerministrai, ir labiau tą panoramą pamatyti, aš manau, nebūtų toks, vaikų pasaka. Bet, Rolandai, aš tau norėčiau irgi, ir mūsų žiūrovams pasakyti, kad yra tokie tikintieji, nieko
nieko blogo aš prieš juos neturiu, bet vat yra Jehovos liudytojai. Jie nešvenčia nei Kalėdų, nei Velykų, nei Joninių, nei gegužės 1 dienos, nes priežastį turi. Priežastys nėra šituose šventėse jų viešpaties Jehovos vardą. Ir čia labai įdomus, aš vat irgi nustebau, kad jie taip pat tiki viešpatį Jėzų, bet pas juos Dievas yra Jehovos vardu. Jie nešvenčia su mumis tų švenčių, nors seka lyg tai irgi Kristus. Kokia yra ta vadinama panorama, tai aš vat su tavim kalbu, Rolandai, ir man iš karto mintis ateina, bet pilna žmonių, kurie iš viso netiki. Jie netiki, bet irgi lyg tai švenčia. Ir tu pasižiūrėk, koks paradoksas. Tikintieji į Dievą nešvenčia. Tai paradoksų absoliučiai, apskritai yra daug paradoksų, bet tai vėlgi, ar tu šventi, ar nešventi, ar tu tiki į tą dangaus ir žemės kūrėją, ar netiki, nuo to esmė nesikeičia. Jisai nuo to nei dingsta, nei atsiranda, nei geresnis tampa, nei blogesnis. Tiesiog tai yra tavo pasirinkimas. Bet esmių ir esmė yra šitos šventės, kaip ir sakiau, visi švenčia su savo motyvu. Kažkas švenčia tuo motyvu, kažkas to motyvu, kažkas dėl dovanų, kažkas tiesiog, kad just for fun, žinai, linksma, kažkas tiesiog, kad tai įprasta, kažkas tiesiog, kad tai yra išeiginės dienos ir ačiū Dievui už jas, už tas išeiginės dienas. Bet esmė yra vis dėlto, kodėl mes švenčiame, ką tai duoda. Ir tai yra, sakykime, šiaip jau Kristaus gimimas, tai yra vilties ženklas, tai yra galimybė žmonijai. Tai yra tik viltis. Gimė viltis, gimė pažadėtas karalius ir ne tik žydų, bet visos žmonijos. Sako, jis yra karalius, jis yra pirmgimis iš mirusiųjų, ar ne? Pirmasis prikeltas. Ir prikeltas ir kaip ženklas mūsų išteisinimo. Bet šitas prikelimas tai jau yra Velykos. Tai yra jau Velykos, tai yra prisikėlimas. Bet šiandien mes, šiame laikotarpyje mes iš tiesų švenčiame tą vilties ženklą, kurį atėjo, kūdikis jums gimė, ramybės kunigaikštis. Jo, ir va tu jau šitoj panoramai, ką mes švenčiame, kodėl mes taip švenčiame ir turėtume staptelti ir susimąstyti. Ir dabar vis tiek, nori, nenori, Rolandai, nukrypsta mano mintis, kiek daug to vadinamo menamo apsimetimo, kad jie tiki, kad jie liktai eina ir lanko tas 9 privalomas šventės ir daugiau. Pasižiūrėk, Rolandai, juk mes matom dabar, va, tam laikė adventiniam, mūsų politikai, jie nerimsta. Tu apie politiką kalbai. Nes jeigu, va tas vadinamas iš šono stebint ginčai, rėtinas, kaip jas be pavadinsi. Jeigu tame laikotarpyje, tas laikotarpis taip ir nustatytas, kad ta šventė jinai turi prieš istoriją, kad mes pradedam tą laikotarpį nuo apmąstymo, nuo susitaikinimo ir tai yra kaip kanonas šitos šventės. Tai būdami darbuotojai, būdami įvairių profesijų savininkai, o aš paminėjau politikus, dabar jokio adventinio laikotarpio nesimato. Ir galbūt ne tik politika, žmonės, kurie nenurimsta, kurie bėga tas pats pirkimas dovanų tam advento laikotarpiniam, prieššventiniam, bet bėgimas, kaip ir sakom, net nesustoja nepamastyti, neatsigrėžia į viens kitą, į artimą, Netgi tas... Nebūtinai, žinai, aš neabsoliutinčiau tai. Taigi vėlgi tos dovanų pirkimas, Jėzus irgi gavo dovanų, aukso, smilkalų, miros. Ir mes visi norim dovanų. Kaip ženklai jo. Ir dovanos yra gerai. Prasmę, ir dovanos yra gerai. Vėlgi grįšiu prie to, kodėl mes tai darome. Ir man atrodo, kad esmė, jeigu žmonės įsigilintų į prasmę šitos šventės, tai tikrai būtų daug efektyviau. Ir dovanas gal net ir būtų kitos kokybės, ir pats ir atsisukimas, ir būtų vienas į kitą galbūt ir pamastymai, ir apsitarimai. Bet ir tai yra gerai, kad mes turime tą laiką ir šeimos gali susėsti, pabendrauti, prisiminti, kas buvo gero,
padėkoti vienas kitam. Tai tam ir gerai, kad ta šventė yra, ne, kad galima susėsti prie stalo. Aš manau, kad tai yra viena iš priežasčių ir viena iš galimybių, žinai, tai atšvęsti. Jo, bet tu užsiminė apie politiką, aš manau, kad turbūt mes turėtume irgi atliepti, jeigu žiūrovai tam tikrų pastabų mums duoda, kad mes kažkaip šiek tiek nuo politikos jau atitolom, kažkada anais sezonais mes šiek tiek daugiau buvom įsitraukę į politinių galbūt įvykių peripetijas ir ypatingai po rinkimų ir prieš anos rinkimus, kurie ne dabar buvo, bet 20, man atrodo, metais ar ne buvo rinkimai. Tai mes irgi minėjome apie tai, kokį pasirinks kelią mūsų naujai politikai, kokius patarėjus pasiims į savo pagalbą. Tai šitoje vietoje, sakykime, mes aplikavome į raštą, šiuo atveju į Dovydo sūnų, Roboamą, kuris jo tėvui mirus, jisai gavo valdžią, palikimą. Ir kai jisai pasirinko savo pagalbininkus, patarėjus, ministrus, reiškia, ministrų pavaduotojus arba, sakykime, tai mes matom, kad jis pasirinko bendramžius, jaunus vyrus, galimai moteris, nežinau, ten nerašo apie moteris, bet pasirinko jaunus ir mes matėme pasiekmes, kad tauta nusisuko, kad iš tiesų valdymas šiek tiek sušlubavo nei jo tėvo laikotarpiu. Ir tą mes matėme praėjusiai kadencijai, ar ne, kai daug jaunimo, daug jaunų viceministerių, jie atsistoja už vairo, už vyresnius, kad būtų brandesni. Aš esu už balansą, kad iš tiesų patirtis, išmintis ir jaunatviškumas, šitos dvi energijos, dvi jėgos, dvi patirtis susilietų ir iš tiesų sukurtų kažką efektyvaus, bet kad nebūtų prieš pastatymą, žinai, tos takoskyros. Ką mes matėme rezultatą, tai tikrai, kaip sako, dar ir tautoje sako, kad tai buvo, tokių besimokančiųjų politikų, žinai. Ir dabar yra naujoji valdžia irgi tas pats. Ir dabar yra tas pats ir iš tiesų yra liūdna, kad tikrai žmonės nesimoko iš kitų, sakykime, suklydimų arba klaidų ir noras iš tiesų, kad mūsų šiandieninė valdžia ar politika, jie iš tiesų gautų tos išminties, pasimtų tos patirties iš praėjusių, sakykime, laikotarpių ir tikrai įsivertintų, ką kviestis į pagalbą. O mums kaip tikintiesiems tikrai, tai mums turbūt kaip tikintiems žmonėms mums yra labai svarbu suvokti turbūt vieną dalyką, kad mes nesame kritikai, bet mes žiūrime kritiškai. Tai yra du skirtingi dalykai, žiūrėti kritiškai ir kritikuoti. Tam, kad kritikuoti reikia, tada turbūt ir atsakingai balsuoti. Žinai. Tai noras kai kurių žiūrovų šiemet ir buvo, kad paliesti santykį. Ir santykis yra labai aiškus. Kaip Dievas žiūri. Yra labai aiškiai žiūri. Mesgi žinom, kad valdžia kaip institucija tai yra nuo Dievo ir galime skaityti pirmą laišką Timotėjui, Pauliaus. Galime pacituoti iš tikrųjų ir ten yra labai gražiai ir aiškiai parašyta. Aš tai skaitau, kad tai yra brandiem tikintiesiems, kurie supranta, kurie suvokia maldos jėgą, maldos prasme, ne kritikavimo, bet požiūris kritiškai, tai reiškia įvertinant, stebint ir žinant, dėl ko ir ką reikia iš tiesų melstis, ką užtarti. Aš esu irgi savotiškai pasiruošęs tokias vietas, kurias tikrai yra aktualu paminėti ir Paulius sako antram skyriui ir nuo pirmos eilutės sako, taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus. Ne tuos, kurie gerai daro jūsų ar mūsų manimų, bet už visus valdininkus, kurie rūpinasi, kurie valdo, kurie priima įstatymus, kurie išleidžia jas. Čia galiu pasakyti ir su žiūrovais čia yra iš tikrųjų ir man, ir mums visiems čia iššūkis, kada mes esame... Manau, kad tą labiausiai čia būtų iššūkis. Jo, kad esame apsupti to, tokio išorinio galbūt vaizdo, kuris galbūt mums ir nepatinka, bet mes turime tada kaip tikintieji, kuom čia mes skiriamės. Ir aš galbūt, kada tu baigsi, pacituosiu vieną rašto vietą, kuri naujai aš irgi pastebėjau, kuri buvo
vėlgi tokia ištrinta, o kodėl čia krikščionys, Jo, o dėl kam to. čia krikščionys tą turi daryti. Nes labai lengva užsikrėsti. Tiek yra, sunkumo, tegu jie ten visi, kaip sakant, į vieną vietą eina. Ir... Tai jo, bet čia aš tai sakyčiau, tai jau yra kaip tikinčiojo atsakomybės ir brandos tas suvokimas. Nes Paulius ne šiaip prašo, kad, tiesiog melskitės, bet jisai ir aiškina, kas tai yra, ką tai duoda mums apskritai kaip visuomenė arba kaip tautė. Nesako, kad už visus valdininkus kam? Kad jie gerai valdytų. Yra tokį tikslą. Maldoje siekiant, kad jie gerai valdytų, kad mes tyliai ir ramiai gyventume, mes kaip piliečiai, visokiojopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Nekonfliktuotume, nekariautume vienas su kitu, neprikaišytume, bet sako, tyliai, ramiai, dievotai galėtume gyventi. Ir tai, sako, yra gera ir priimtina Dievo, mūsų gelbėtojo akise. Ir tokiu būdu jisai sako, kuris trokšta, kad visi būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą. Ir čia yra, su tikslu, dėl ko mums tai reikia daryti. Va štai yra biblinis požiūris į valdžią, kitoje vietoje ten yra aštriau galbūt šiek tiek pasakyta, bet iš principo tai yra mes, kurie suvokiam maldos jėgą, maldos prasme ir mes galime užtarti, nes sako, gyvenimas ir mirtis yra tavo burnoje, ar ne? Tai mes su tavim galbūt ir gerai viens kitam ir mūsų žiūrovams priminam, kad tam laikotarpį gerai išgirsti, dar kartą patikrinti save, o koks mano nusistatymas į aplinką, į tolimą ir į artimą. Ir čia galbūt tas palinkėjimas yra, nes mes linkime mūsų žiūrovams ir savo mes linkime šiais metais sugebėti dar pasižiūrėti, nes mes turim pažiūrėti save. Iš tikrųjų mes mėgstam ir mes labai mokam parodyti pirštų į kitus ir pažiūrėti, kaip iš tikrųjų negerai vyksta, bet sunkiausia, kaip tu čia perskaitai, yra, kad tą dalyką padaryti, aš turiu pasižiūrėti save, aš nuo savęs turiu pradėti. Ir yra susieta su mūsų šventė, tokia rašto vieta, kurį mes turim jau, aš žiūriu, kelintą laidą, pasiruošę esam Jono laiškai ir dabar iš 1 Jono laiško 5 skyrius yra tokia nuostabi vieta. Rolandai, iš tikrųjų aš ją tik tai šiandien taip prieš laidą paskaičiau, bet labai susijęta su mūsų, ką mes turime viens kitam linkėdami ir vykdyti. Ir atradau vieną įdomią netgi sakinį rašto, ne raštą, o atradau tokį žodį, kurį aš jį peršokdavau. Bet šiame yra esmė. Klausomės. Klausykis tu. Klausau. Mes čia labai gerai sėdime, aš tikiuosi ir žiūrovai gerai. Trauju. Taigi 5 skyrius, 1 Jono laiškas. 1 Jono laiškas. Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra pateptasis, yra gimęs iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli gimdytoją, myli iš jo gimusių. Ir čia aš stabtelėjau šitoje rašto eilutėje. Iš to pažįstame myli Dievo vaikus. Aš anksčiau peršaudavau, aš anksčiau netaip skaitydavau. Iš to pažįstame myli, galbūt lietuviškai ir aiškiau būtų mylintis Dievo vaikus. Reiškia, kada mes pažinome jį, kad jis gimė, iš tikrųjų jisai mažiukas gimė, tą istorinį faktą, mes jį priėmėm, mes dabar jame augame ir kada mes pažinome ir turim šitą substanciją, kokie mes bebūtume jauni, ar žiūrovai būtų kaip ir mūsų amžiaus, o galbūt ir vyresni, bet jeigu jie tą priėmė, kuris gimė nuo gimdytojo, ir čia ta fantastinis tas žodis buvo, iš to pažįstame myli Dievo vaikus, reiškia visus aplinkinius. Čia nuoroda yra į Dievo vaikus, bet toliau dar gražiau, kad mylime Dievą ir laikomės jo įsakymų. Mes šiandien su tavim kalbėjom, kokie tie įsakymai. O jo įsakymai, sako, nėra sunkus. Nėra sunkus. Ir čia yra nes tai nėra sunku daryti, nes tai yra Dievo meilė, jo įsakymus vykdyti, o jo įsakymai nėra sunkus. Pažiūrėk, atrodo, neįmanoma. Vat kaip mes galėtume šiandien pagal tą Timotiejus, tu pasakei, melstis už vadovus. Daina jie skersai visi. Bet ta sąlyga.
Jeigu mes jau švenčiam šitą šventę, mes jau sąmoningai suprantam. Tai matai, čia tada mes įsivelsime į tą diskusiją, kad yra turbūt tarp tikinčiųjų, kurie sako, čia yra Dievo vaikai, čia yra ne Dievo vaikai. Jo. Ir tada jis meldžiasi Dievo vaikai. Bet mes šiandien su tavim aplikuojame ir į raštą, ir į apreiškimą, ir Pauliaus, ar ne, kad kai per vieną žmogų Adomą atėjo mirtis visiems, ar ne, ir prakeikimas, tai per kitą žmogų, kas yra Jėzus Kristus, atėjo visiems išteisinimas, kad gyventų. Tai reiškia, per vieną žmogų visiems, tai per kitą žmogų visiems. Ir visi sako, Kristuje esate išgelbėti. Visi jame. Tai šitoje vietoje, kai tu tai žiūri, tada tau kiekvienas žmogus, jisai yra Dievo vaikas. Tada tau yra lengviau ir už kiekvieną melstis. Jeigu tu segreguoji ar segmentuoji, atskiri čia Dievo, čia ne Dievo, žinai, tada tau yra sunku melstis. Tu tada ieškai, kur čia tas Dievui, kaip čia už jį pasimelsti yra. Ir tada natūraliai atsieina, prasideda tas takoskyra. Tu čia kritikuoji, čia kažkaip priimi. O Jėzus ką jisai pasakė? Sako, jūs girdėjote anksčiau, ar ne? Mylėk artimą ir nekęsk priešo, ar ne? O aš jums sakau, mylėk priešus, pamaitink juos, pavalgydink, prisotink, aprenk, sušildyk. Tai žodžiu, Jėzus iš esmės keičia. Ir atsakant į tavo prieš tai mintį, jau ir Jėzus pasakė, sako, jūs, sako, veidmainiai, sako, ieškote krislo, brolio arba žmogaus akise, smulkmenų, mažų suklydimų, mažų klaidų, bet sako, savo rastų neišsitraukit. Tai lygiai taip pat, jeigu tu žiūri į kitą ir tu nori tik kritikuoti, kad kritikuoti, tai labai tikėtina yra didelė galimybė, kad pas tave labai didelį rastai, per kuriuos tu pats neperlipi. Dėl to tu pridengdamas arba kompleksuodamas, tai tu ieškai kitame, kad to būdu tarsi uždengi savo tą netobulumą arba savo tą nuodėmingumą arba savo, sakykime, tam tikrus pilkus darbelius, sakyčiau. Tai čia ta pagrindinė sąlyga. Aš manau, kad šiais metais, tais besibaigiančiais, ir aš pats savo linkiu, ir jums visiems linkiu, kad mes nepapultume į bet kokią ideologiją, nes ideologija gali būti religinė, ideologija gali būti politinė, ideologija gali būti savo net sukurta, Tikrai, kurie tu skaitai, kad aš esu. Tai čia egocentriška ideologija. Ir to skaidimo labai daug yra. Žmonės, jeigu netaip masto, jie yra dalinami, bet mūsų, sako, Kristaus gimimas ir Kristaus meilė kaip tik suvienijo. Ir va šita būtent kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra pateptasis, sąlyga yra įvairiai, kaip ir jehovistai, jie laisvi nešvęsti. Mes su Rolandu ir su jumis švenčiam šitą šventę ir mes esam gerose rankose. Mums nereikia sukurtų injekcijų, tarkim, šiuolaikinių. Ar tai bus Maksimos pavydalė, ar tai bus kažkokių tai loterijų pavydalė. Mes sąmoningai galim šitam savo artimųjų rate susėsti, viens kitam padėkoti, viens kitam kažko tai palinkėti. Ir mes linkime šitą laidą, kad kada jūs klausot mus, kada jūs rašot mums, kada jūs ir kritikuojat, darykit tai su to meilės saiku. Jeigu mes kažkur tai klystame, mes visą laiką turim laiko išgirsti, šansą pakoreguoti, ištaisyti, išgirsti. Ir tas girdėjimas, jisai veda į tą susitarimą. Jo, iš tikrųjų. Aš tik kaip tokia gal alegorija, jau čia kaip ir palinkėjimai, bet kadangi Kristus, jisai, sako, gimė, ar ne, tvartelėje, klėtelėje, ir tai yra užgimimas tamsoje, tarsi tarp gyvulių, tarsi tokioje visiškoje, tokioje apatijoje ir atstumime. Tai jeigu kuris iš jūsų šiandien taip jaučiatės ir nematote vilties arba nerandate išeities, tai visada yra šansas, kad jūsų širdyje, jūsų asmenyje, jūsų mąstyme gimtų Kristus su ta viltimi,
su ta žinia, kad jisai dėl to ir gimė, kad ateitų šviesa, tiesa ir ramybė į kiekvieno iš mūsų gyvenimus. Ir tam reikalinga tą patikėti, tuo priimti tai ir augti tame. Ir svarbiausia prisiminti, prisiminti, kad Dievas yra meilė. Dievas yra meilės šaltinis pats iš savęs ir Dievas myli kiekvieną vieną žmogų, nes jisai taip, sako, pamilo pasaulį, kad atidavė savo sūnų. Jis nepaėmė mūsų sūnų, dukterų, jisai atidavė už kiekvieną vieną žmogų. Ir da mintis svarbiausia - pasilikti žinioje arba pastmėse, kad Dievas myli tave. Mąstyti apie tai, įsitvirtinti tame ir tokiu būdu mes gebėsime truputis po truputį, žingsnis po žingsnio reflektuoti būtent dieviškos meilės apraiškas ir savo asmeniniam gyvenime, ir tai plėsis ir dangaus karalystė, kas yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas. O toliau Galatams laiške 5 skyriuje 20 man atrodo eilutės. Nesvarbu, čia yra, sako, kas yra dvasios vaisiai, gerumas, malonumas, romumas, susivaldymas, jie tarpsta mumise, jie plečiasi, tokiu būdu dauginasi, tokiu būdu apima žmonių tarpusavio santykius ir dangaus karalystė kaip po tokia būsena, jinai plečiasi. Ir tokiu būdu mes iš tiesų išeinam į tą tikrąją, sako, Dievo vaikų laisvę. Kaip tu gražiai palinkėjai ir mes su tavim eisim to irgi švęsti. Jau mes eisim. O šitą mūsų laidą ir tai, ką mes palinkėjom, tas meilės žodis, tegu jisai apsilanko jūsų namuose. Tegu įsitvirtina. Ir sveikinam visus su šiais jau besibaigiančiais metais, ateinančiais naujais metais. Kviečiam jungtis prie mūsų laidos, plėskime šitą laidą per savo draugus ir susimatom kitais metais, nes bus įdomu. Taip, o aš apkabinu jūs visus ir linkiu ir prašau kabinkite šalia esančius savo namiškius artimuosius, išreikšdami taip savo palankumą, šilumą ir tikėjimą jais. Sudie, brangieji. Gražių švenčių.